Šiandien lauke tikra lietuviška vasara. Gaivus vėjelis, saulės spindulėlis, tikras malonumas gaminti. Bigrinek kepsninė įkurta ir šiandien naudoju Bigrinek Expander sistemą. Tai yra, bus pusė grilio tiesioginė kaitra ir pusė grilio netiesioginė kaitra. Kam to reikia? Neužilgo pamatysit, nes gaminsiu tokius jautienos suktinius kepsnelius. Iš ties bus labai gardu. Pradėti reikėtų nuo to, ką aš įdėsiu į vidų. Vienas iš ingredientų, viena iš sudedamųjų dalių bus labai gardžiai pakaramelizuoti svogūnai. Keptuvė į grilį įdėta iš anksto, kad tikrai gerai įkaistų. Ir reikėtų 3-4 svogūnų. Supjaustyti jos reikėtų ne per plonais šiaudeliais. Norisi, kad liktų tokios svogūno, sakykime, gijos, kurios vėliau valgant skaniai traškėtų. Pilu 4-5 šaukštus tyro alyvuogių aliejaus ir į keptuvę keliauja svogūnai. Taigi taip svogūnus kepam 15-20 minučių, nuolat pamaišydami, kad jie nesviltų ir beveik susikaramelizuotų, pasidarytų tokios gražios gintarinės spalvos. Kol kas sekasi puikiai. Taigi dabar pagardinam česnaku. Česnaką būtent dedu kepimo pabaigoje, kad jisai nesudegtų, atsiskleistų tiesiog jo geroji pusė, skanus aromatas. Taip pat šakelė, galbūt didesnė šakelė rozmarino ir truputėlis cukraus. Taigi viskas keliauja pabaigoje. Įdėjęs česnaką kepu nedaugiau 2 minučių. Išmaišom, leidžiam aromatams atsiskleisti, suberiu šaukštą rudojo cukraus, taigi cukrus ištirps, apgobs svogūnus ir karamelizuosis, taigi bus toks lengvai cukruotas svogūnas. Puikiai. Taigi dabar ryšiamus svogūnus. Aš pasinaudosiu štai tokiu kiaurasamčiu sieteliu, tam, kad nuvarvėtų riebalų perteklius. Tiems, kas nemėgsta svogūną, aš nuolat sakau, jūs nemėgstat svogūnų, nes niekad jų nevalgėt skaniai pagamintų. Čia tiesiog būtų tobuli karamelizuoti svogūnai, jeigu mėgstat su kokiu paštetu, sakykime, gardumėlis. Gerai, trumpam atidedam į šalį ir atėjo eilė mėsai. Keptuvės neplaunu, jos man dar prireiks, tokios kaip yra, dar turinčios šiek tiek svogūnų aromato. Mėsa. Šiandien aš naudosiu jautienos paslėpsnį. Tai vadinama flank steiką. Jis yra tokia mėsos dalis, kurią reikėtų ant labai didelės kaitros pakepti vos po 1-2 iš abiejų pusių ir vėliau plonai pjaustant valgyti. Dėl ko tai yra šiek tiek problematiška mėsos dalis, nes gijos eina per visą ilgį. Tam, kad būtų lengva kramtyti, būtent dėl to reikia skersai gijų pjaustyti. Ir tuomet tikrai mėsa minkšta, sultinga ir gardi. Tačiau aš padarysiu kai ką kito, kad jinai būtų dar geresnė. Aš iš jos padarysiu tokį kaip lapą, kurį vėliau suviniosiu. Įdedu per vidurį ir dabar reikės šiek tiek padaužyti. Galite naudoti tokį tradicinį muštuką. Tačiau man labiau patinka, aš turiu tokį akmeninį grūstuvą, tokie sunkesni dalykai, su kuriais galiu tiesiog štai taip trambuoti. Kuo sunkesnis daiktas, tuo lengviau ir tolygiau išsidaužys mėsa.
Darbelio reikia šiek tiek įdėti, tačiau verta. Maždaug pusės centimetro, 1 centimetro storio pilnai užtenka. Ir dabar pradėsim sluoksniuoti. Pirmas sluoksnis. Na, toksai bus tarsi marinatas. Turiu gerą šaukštą garstyčių. Turiu mamos medaus. Daug nereikėtų, nepilną šaukštą. Ir porą skiltelių česnako, kurį smulkiai sutarkuosiu. Viską išmaišau ir pateplioju mėsos vieną pusę. Taip galima būtų marinuoti ne vien jautieną, tačiau puikiai tinka ir kiaulienos kepsneliams, taip pat paukštienai. Ir šitas marinatas puikiai tinka greitam marinavimui. Toliau svogūnai, kuriuos karamelizavom ir riebalai nuvarvėjo. Taip pat tolygiai paskirstau per visą plotą. Truputėlis druskos. Na, padauginti nereikėtų. Druskos visą laiką galima uždėti vėliau, tačiau į marinatą druskos nedėjom, į kepinamus svogūnus druskos nedėjom. Sūrumo bus tik tais iš sūrio. Sūrį naudoju čederį dėl jo tokio stipresnio, aštresnio skonio ir puikaus tirpsmo. Na, labai daug perkraut sūrio nereikėtų, tačiau koks 100 gramų tikrai turėtų pakliūti į šitą suktinį. Dar reikėtų kelių šakelių smulkintų petražolių pabarstyti. Ir viską užbaigiu džiūvėsėliais. Na, gan neįprastas ingredientas darant kažkokį kepsnį. Labai padauginti nereikėtų. Štai tokį sluoksniuką nedidelį. Čia maždaug kokie 2 šaukštai džiūvėsėlių. Ir dabar turbūt atsakingiausia dalis - viską suvynioti. Kokio dydžio supjaustyt gabalėlius, iš dalies priklauso nuo jūsų ir kokio dydžio gavosi štai šis suktinukas. Aš manyčiau, kad galima būtų į 4 didesnius, galima būtų į 6 mažesnius. Aš pasirenku 4 didesnius. Surišta, dabar pjausim. Taigi, grilis įkaitintas iki 250 laipsnių. Pradėsim nuo to, kad kepsnelius apkepsim ant tiesioginės kaitros. Ilgai to daryti nereikės, vos kad paskrustų iš visų pusių, na, po 1 minutę iš kiekvienos pusės, vos kad įgautų plutelę. Vėliau apkeptus kepsnelius dedam į keptuvę, kurios sakiau neplaut. Stumiam ant netiesioginės kaitros ir paliekam maždaug 10 minučių, kol kepsneliai perkeps. Na ir kvepia puikiai, atrodo puikiai. Ką reikia ragaut? Taip, siūlai. Bus puikus kepsnys. Taip, jautiena. Sūris su svogūnais. Mėsa minkštutėlė. Paskrudęs sūris, karamelizuoti svogūnai. Puikus receptas. Kaip pasigaminti šios dienos patiekalus, šios dienos receptus, jūs sužinosite, kaip visada, užsukę į skaniai ir paprastai socialinius tinklus. Kaip visuomet, labai norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams, Kėdainių konservam NEF bei žinoma Big Green Egg. Kepsninės.lt yra tas puslapis, kur po šios laidos jūs būtinai turite
užsukti. Na, mes puotaujam, o su jumis pasimatysime jau kitą šeštadienį su dar 2 nuostabiais receptais. Iki.